santuokos išyra, nes nėra, nyksta tas pasiaukojimas toj mažoje matricoje, visi tai nori kažkokių tai aukštesnių misijų, bet misija yra čia ir dabar. Su kokia kokybė aš pabendrauju su savo žmona atsikėlęs, ar ne? Su kokia kokybė aš nuvežu vaiką į mokyklą, su kokia kokybė aš jį pasiemu. Ir kiekvienas tas mūsų kasdienybėje atliktas veiksmas gali paliudyti Dievą. Tik tais klausimas, ar aš iš tikrųjų įdedu į tai pastangą, valios kažkiek, ar ne? Nes tam tikrą prasme gali nepaliudyti lengviau, sakyčiau. Aš nepradėsiu isterikuot, kas būdavo anksčiau. Aš nepradėsiu ginčytis, aiškintis ir tavai įrodinėti, kas teisų, kas neteisų. Aš tiesiog stoviu ir žiūriu į tos žmonės ir labai dažnai mano kambariokai mato tai, kai ateina, kai meluoja teisėjai akis, kai bando manipuliuoti tavim teisėjai akis. Parodykit man prasme to, kad aš dabar pradėsiu su jais ginčytis, įrodinėti kažką tai. Ar man nuo to bus lengviau? Man lengviau nuo to, kad ne aš meluoju. Tas skausmo, kurį aš patyriau, joks vaikas va neiškaus. Ir tiesiog, tie momentai, kada tu šoki, prieini namo, paskui kai tėvai tave, mama iškrenta, patėvis ant rankų vėjo nedavė paimti, nes tu visas nusvilęs, nudegęs. Ir kviečia greitąją, čia mamą reikia bijinti ir tu stovi žiūri, kas čia atsitiko, nes pradamas, to įvykio.